Dievas jūs palaimino visais dvasiniais palaiminimais danguje. Taip yra parašyta. Kiekvienas iš mūsų krikščionis pagal Efeziečiams laišką mes danguje turime tarsi banko sąskaitą, kurioje sudėti visi Dievo palaiminimai. Kažkaip tos Dievo palaiminimus reikia į šią fizinę realybę pernešti, kad jie turėtų tikrą efektą, normalų, realų efektą. O kaip tą padaryti? Taip kaip padarė Izaokas, imti ir kalbėti. Jisai tą ir padarė, jis įvykdė iš dvasios Dievo valią, paėmė Dievo valią ir ją išsakė ir ji įvyko. Lygiai taip pat ir mums yra. Dievas mus palaimino dvasiniais palaiminimais danguje, dvasioje. Ne danguje, tai ne čia, ne ozono skylėje, dvasioje. Ir dabar iš ten mes galim į šitą realų pasaulį, kurio fizinė materija, tai kalbėti savo žodžiu. Bet tam, kad tai būtų tikra ir realu, mes turime ateiti iki tokio taško, kai mūsų žodis nebėra tik plevėsa. Tai vienam aš galiu vieną pažadėti, tam kitą pažadėti. Mūsų žodis turi tikrai tapti labai apsvarstytas. Kiekvienas žodis. Mes turim per daug neplėpėti, aš sakyčiau. Turime išmokti suvokti, kad žodis yra tikras užtaisas. Ir tada, kai pereisime tokį suvokimą apie savo kalbėjimą, mūsų kalbėjimas įgaus jėgą. Ir aš dėl to manau, Jėzus ir sakė, kad kai meldžiatės, nedaugiažodžiaukite. Daugiažodžiavimas, jisai visų pirmas, jisai liudija netikėjimą, o visų antras išplauna. Jeigu tu pradedi tiesiog varyti kaip žirnius, kuriame tame žirnyje yra ta jėga įdėta visa tavo maldos, tai verčiau tu patikėk, ką tu turi danguje, susikaup, Jėzaus vardu išsakyk vienu sakiniu ir viskas.